Labą rytą. Linkėjimai iš lenkėjais. Nėra jau čia taip jau to nuordė dėl filmaut. Nu, bet įsibėgėsiam. Yra balandį 25. Antrą kelionės dieną mūsų. Esam jau atsikėlę. Gėdės biškį anksčiau tą. Dėliu daiktus. Labai rand naujų dalykų, nes ants nežino netgi konvežas. Nes pasirodo žmon visko nanam sukrovi. Anam te reikia to lagamin pasiimti ir iškuot lyg lobių skrinio naujų daiktų. Ants dabar aiška duchovkis įtėt kažkon band susipažinti, apsimės, ka viskon žin, bet visiškai negera, kans vakar raktų žinoj, kur ir padėti. O te būt pravalas. Nu va, mūsų stovykla. Tukštukš tarp medžių kažkur. O, aplinko žulies. Pelna. Rasta. Va, rad, Gedimins pilgu iškuojam. Mūsų rėmėjas Erlando visko parduotuvėlė. Nu, da pažiūrėsime veik. Nu, bet čia ne apie tai. Gerai, bandau vėl susirinkti irgi savo įrangą. Bandysim užsipilti kavos. Papusryčiaut biškį. Va, kokį graži muzika. Pusryčiam užsisakėm. Pažiūrėčiam, man rodė ir opis kažkoks. Štep naktį gulėjau, galvoju, blembo, jeigu patvinst. Tai mes čia gulam pripat taip, bet taip šniokštė čia, kad kuštvanką gal paleid. Gedimins žiūr, kaip verda arbat. To ir krėsla. Taip patogu. Tai net nusirengti reikėjo, o paskui pus 5 pradėjo biškį vėsiai būti, tai biškį apsriedžiau. Bet tas gerai išsimiegojom. Tik tiek, kad čia lėktuvai skraido pro tą vietą, tai kažkoks matyt magistralė. Į gegutį kukuoju. Taip daugiau nuokai įsilaukia, bet netisavom savo kažkoks. Biškį padidinam ugnis. Va. Tie užvers mum vandau. Papusryčiausiam. Va. Tur čia dešros turim. Papusryčiam. Valgysim. O, bulgarą su tun. Atrasim tun. Ir bus pusryčia. Saugo painiai. O. Kiek čia visokių gerybių. O, man bieškai žinau tvarką kaskami. O, šitą vėl preki iš Lidla. O, žiūrėsim, kas čia mum kon. Nu, po to reikia susitvarkyti savo kombarį. 2 miegmaišė, bet pakankama gerai išmiegojom. Jeigu taip vertinom, iš 10 kokiai 8 mus tas. Labai gera kanelyn. Nu. Tuomėl jau kapis susipakavis. Papusryčiavom. Atsigėrėm kavos, nuėjom į tūlikus, į skirtingas pusės. Nu, vėjinė, kvapnė, viskas liuks. Tai dabar einam pažiūrėti, kaip Gedimino sekas kovot su pripučiamas savaim čiužinės į pagalvėm išmaniom. Gedimina, kaip tau sekas? Ja, puikiai, ko čia seks šitai suvinioji. Va. Ir čia tepans jau pos valandos. Nu, ne, aš pasidažyti dar turėjau. Nu, nebent kažko gal pameditavo, tada kažko nušiep, sakau, aš jau vis varedi. Va, nu, Gedimins gal ten greičiau ten įsiteistus čiužins, nes aš pučiau čiužinį neužsikimšęs komšti, tai biež buvau neviltį. Bet šį vakar, manau, bus viskas geriau. Tai kon, laukam Gediminą ir kelsiam į tolį. Dar užmiršau pateirauti mūsų kelionės vedlį, koks šiandienos planas.
Ten iš naujo. Gedeminai, koks šiandien dainos plans ir apart to, kad sugesiam, dar kažkas gal. Gal nebesugėsim. Nebesugesim jau. Jo, pirmas planas yra nuvažiuoti elektros dalių krautuvę, nusipirkti testerį, pasižiūrėti, kaip vyks krovimai tuo mums patikim motociklą. Ir tada turim važiuoti link Liublino. Ten gražus miestas turėtų būti, tada turėtume važiuoti į Krokuvą. Ten irgi gražus miestas ir tada į Zakopanę, kažkur 500 kg visą dieną. Mes turėtume kokias bent jau 6 ten būti, kad įsikurti susirasti vietą. Tačiau to vietą laiko turim ir gal pakeliui kažką pamatysim tokį gražus, nes važiuojam, toks tikslas Zakopanė, o ką paskui pakeliui. Tai matysim, bet Liublinas ir Krokuva šiandien bus paimti 2 miestai. O, super. O kaip sekas pakuotis daiktas? Ar sutilps ant motociklo? Viskas puikiai čia sekas, aš kažkaip prioritetą jaučiu pirkti įrangą tokią, kad atvažiavus greitai pasistatytų, ryte gali, žinai, jau čia atsipalaidavęs. Tik kai reikia naktį važiuoji, tai staigi šas atsukis, prisipūt viskas, okei, o ryte čia gali, žinai, pašvilpaudams. Tai vietas liek, o, aš taip suspaudžiau, tai vietas liek. Savaim čia, žinai, supratau. Nu, bet gerin. Aišku, gerin, tai pamatys paskutinį dieną, tai čia šiai tave aplenks. Vargu bau, bet ką gali žinot. Ką gali žinot. Antras pusvalandis. Aš jau kaip ir galėtų važiuoti. Gedemins da banda kovot su technologijom. Trečisyk vinių palapin. Bet trečisyk, kaip sako liaudis patarlį, nemelon. Dabar biški kropštomų, matau daugiau vydėt. Čia yra verslo planas ir galimybė gaminti palapinės su didesniais maišais. Kodėl ir čia kinietis kažkoks agirdi pagamina, tai jeigu kur sunesti su lankės. Iš pirmą kartą tikrai nepavyks. Dabar net tie akumuliatoriai taip nenervuoja kaip ta palapinė. Nu, tokia pažangi labai su priengiu, 2 kambariai, 2 stogai yra, tinklėlis nuo 2, vienas atsarginis da ir, bet... Turi susimokėti nervais. Nu, bet nieko. Sėkmė šypsosi atkakliems. Taip. Va. Pastumėlį daiktą jau supakauti. Viskas. Padėta. Užkanduką paruošti. Šalms irgi čiukšt. Labiausiai manim neramin depozitą. 2 indėlius reiks išmesti. Va. Šitą biškliūdną. 20 cent kapibalo. Nu, bet niek. Vienam stebėt, kaip Gedeminau sekas. Gedeminai all good. Kol nekišia, tai ten all good. Esam nuliek 70 kg. Kaip matau, turs super turbo. Vėjok šioks toks yra. Užsipildėm degalų, pasėmėm kavos, bišką atsigersiam. Gedamins peržvelg kelionės maršrutą. Nu ko, išledau 111 zlot, netepi daug, 15 litrų. Ir kavos, kai kavo Gedaminai kainavo. Nu, neteik daug, žinai. Jo. Nu. Tai va, o kon daugiau, dabar tikslas Liublins. Nu, žiūrėsim, kaip ten mums sekses, bet pakol kas viskas šaunė. Daina įsibėgė. Gedaminai, kaip čia jūs darot? Svajoju apie motociklą su kardano, nesurinsiu vaiką panašiai. Maldas atliktas. Tai ten ir man BMW gamykla, į tą pusę kažkur. Vars čia ne BMW gamykla. Turi žiūrėti taip labiau toliau už kelionis tūkstančių. Jo. Nu ko, biškai pailsėjom. Tik 15 minučių atsigėrėm kavelis. Gedamin čia ritualas atlikti. Jeigu galime eterį biškai, tai greitų metų bus parduodams puiks patikins motociklas. Vis problemas bus jau išgaudytas. Jau išgaudytas, sėdi ir važiuoji. Energijant. Nu, tai va. Mes irgi. Ready?
galinė tokio pakel. O, geltonon rapsa. Šiaip lapų ir čia daugiau geroka. Kafe moja. Įmovėjom po porą kapučino. Nu, dabar Gedimins bandys ėti užvesti motociklą. Arba ant užsives, arba neužsives. O paskui jau žiūrėsim, turėtumėm Liublinį pasimatyti. Nu, sustojom biškį pailsėti. Gal labiau ne pailsėti, bet išsikrovim ant baterijai ausinis. Tai pakeisiam, bet to nedėsim kraut. Bet sustojom prie tokios pamiškės. Bet čia tai tokie erdvus, šveist miškas, lapuočių, medžių, vien jokių spygliuočių, nieko nėra aplinko, taip va, kokiau lapį ant medžių. Vien čia kad per patals, stora minkšta, žiaurė, o kokios lopas lapas, taip kad per kelią, bet gan tie toliai matos, prie kažkokios gamyklos, prie ko čia sustojom. Tai va, dabar jau va taip toliai grįžt pas Gedžiaus. Bandysim susikonektinti vėl šalmus ir važiuoti toliau. Bet taip, viskas fainai, šilta, 18 laipsnių. Vės kils, bet natūral, kuo šilčiau, tuo didesnis vės būna, kaip taisyklė. O Gedimins jau tas primedžiaus, atrašinė savo tiekėjams, ne, klydo. Čia ir giliam apmastym. O, du taromatą priekį, bet čia mes nerinksim. Aprilyje. O, Da, veik! Amtador Adventure. Nu, kongeduka. Viešk minut kėtilę kamą, ne? Jo, link Liublino. Ruošomės važiuoti, bet Gedimins vėl ap. Pamaldą sugalvoja atlikti. Gedimina, kas dabar? Mažiai dantų ant žvaigždėlis. Žvaigždėlis mažiai dantų. Matai, kokie čia ir tie du, kokie tie jau bėr. Nu da kabina, ne? Da kabina. Galbūt gerai Liublinę kokį nors rasti šopą. Bet ką šeštadienį rasim? Ai, tai tikrai ne. Žvaigždė, kažin čia kokie. Da. Kažin čia rasi tokį. O, kaip čia tai metė, kažin vadins. Gal neveitas čia? Neveitas. Paliūrėsiu draugų. Jo, nu kaip sak, kiekvienam savo rūpestis. Bet čia man tai medėtai, nu, nebloga atrodo. Gerokai esam čia šiltesniam kraštį, negu kad išvažiavom iš namų. Jau kiek ir sužaliavę viskas. O magistralinis kels. Gedimins da vis nenustoja tikėt, kad atsinaujins dontis, bet deja, dontis kaip ir pa žmogų. Nauji neatsinaujina. Gedis vėl ir savo motociklą klupo. Ką pasakyt, ko bijojom, tas ir atsitik. Ta prasme, Gedims ryškė. Klausėms, kaip mums pavyks ten išspręsti. Žvaigždės negausim, gavę jos nepakeisim. Reikia ieškoti pilyčias ir užsiimti meninio drožimo. Jo. Metalurgija. Metalurgija. Gerai. Atvažiavom į Liubliną, išlydom Gedį į prekybos centrą. Tik įlikėm iš karto. Plans buvo, sudėliojam, ko daryti, bet mintis ta, kad niek mes čia labai nenuveiksim. Rasti nerasim. Pažiūrėsim, kiek ilga ta kelionė mūsų teisės. Nes čia ir detalė gan besidėvinti. Ir ant sakor čia diagnozavo, kad va, dantokų dar yra, bet tenai buvo gilesnė, bet tenai pobėški nykst. O, matot. Nu ir reikalą išlydėjom Gediminą, einant svatuoliai tenai, ieškot pilyčius. Misija įmanom, nežinau, nu bus matyti. Bet kokiu atveju bandysim judėti toliau. Biškį sumažinom akceleracijai, ta prasme, kad kuo mažiau apkrovos gauta nuo grundėnių.
Nu į lauk parenant Gedžiaus. Nu, kaip sakta, nusprendžiau pakalbėti apie linksmesnius dalykus. Nėra vis čia tie bloga. Oras ir pasakiškas, 21 laipsnis. Jeigu ten toliai žiūrat, medžiai ir sužaliavo, aš nežinau, jaučiaus kaip vasarą. Beržų lapų didumėlis jau nebebus, manau, didesnis, neganai turbūt. Tai fainė, biški vėsi ir, dabar biški apsiniaukiau. Dangus debesaus toks, bet panašu, Alytaus nebus. Kokiai. Čia yra prekybos centra, toks kaip, nežinau, palauk, matysies. Opa, kolonėlė. Nu, Liubliną pasiekėm. Bandysim krapštytis link Krokuvos. Patikrins sąraštą ir Gedžiaus iškovotis. Jo, iki Krokuvos. Ten bandom nakvot ir rytoj norėtumėm į kalnus nuvykti. Tai kelionės tikslo mūsų. Kaip seksės bus matyti.